Taigi, Evelina Kolbasnik-Šių lenktynių organizatorė. Evelina, kaip vertinate sezono startą? Vertinu, žinokit, labai gerai tiek iš sportinės, tiek iš komercinės, pramoginės, vadybinės pusės, nežinau kaip geriau vardinti, nes iš tikrųjų renginys buvo įspūdingas, netrūko ir startų, kur tikrai pasiteisino mūsų kažkokie tai lūkesčiai, kur vienas kitas žirgas daugiau, sakykime, treniruotas arba svečiai iš Lenkijos ir jie laimėjo lenktynės. Iš kitos pusės tai lygiai taip pat dėja, bet netrūko intrigų, žmonėms buvo labai įdomu žiūrėti, dėja ir žokėjai krito, ir vėjas čia pūtė, ir visokių niuansų buvo, bet tas iš tikrųjų žmogui tik tais kelia azartą. Labai džiaugiamės, kad renginio metu jau pagaliau pavyko įgyvendinti loterijos organizavimą, tai tikrai matau, kaip žmonės to domisi, džiaugiasi, mėgaujasi. Nei jie labai daug pinigų išleidžia, nei mes labai daug uždirbam, bet tiesiog pramoga yra nuostabi. Oras, saulė nešviečia, bet irgi puikus, iš tikrųjų vertinam labai gerai, infrastruktūra yra puiki, Baltijos šalyse turime tokie vieninteliai, tai aš vertinu, kad iš tikrųjų mes ją privalom išnaudoti ir šiandien tai buvo ta diena, kai mes tą pradedam daryti, kai vedinėjom sistemą, ciklą visą ir aš manau, kad mums tikrai neblogai pasisekė. Tai, kad pergalės iškovojo tuose bėgimuose, kur bėgo iš Lenkijos atvežti žirgai, ir tai reiškia, kad iš tikrųjų lietuviams dar toli iki kaimynų? Nemanau, nes buvo žirgų bėgimų, kur ir iš Lenkijos atvežti žirgai neužėmė pirmos vietos. Tai rodo, kad tikrai mūsų pasiekimai yra didelė. Galbūt arabuose tikrai buvo jau tokia akivaizdi pergalė, kur dar mums parodė, kad mūsų arabams gal reikia paaugti, bet aš nemanau, kad čia buvo veislės kažkokia tai problema, galbūt tiesiog šitie žirgai buvo mažiau patirties turintys, jaunesni, tuo tarpu šitas Sportman atvežtas arabas ar ne, jis tikrai labai daug pernai Lenkijoje lakstė ir tai yra labai sunku tą patirtį palyginti, vis dėlto patirtis tai yra labai svarbi šitam sporte, ar ne, bet kas susijęs su gryno kraujais, jojamaisiais, su tikraisiais lenktyniniais žirgais, tai parodė, kad iš tikrųjų mes esam pakankamai aukštam lygiai, parodė, kad mes esam ne kažkokioj tai ten, nežinau, net ne kažkokioj tai atsilikusioje šalyje, bet iš tikrųjų mes dirbam gerai, kokybiškai, einam tinkamą linkme ir tie pralaimėjimai arba netgi ta pergalė iš tikrųjų mums parodė, kad kur mes turime tobulėti ir tai yra labai didelis žingsnis į priekį ir aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad artimiausių metų mes galėsime parodyti Lietuvos žiūrovams ne tik kaip Lenkai pas mus atvažiuoja treniruoti, lenktyniauti, bet kaip ir mes savo žirgus išvežame į Lenkiją konkuruoti. Aš manau tikrai taip. Ačiū. Ačiū Jums.